Fantastiška kelionė Šri Lankoje. Praleidau tenai visą mėnesį. Įspūdžiai totaliai fantastiški. Žodžiu, nuvykau ten ir mane pasitiko puikiausias pasaulio oras. Visi taip maloniai šypsosi, linkis man laimės, sveikinasi, lydi kažkur, jau iš taksi ištraukė, galvojau viešbutį, o jau užvedė už kampo, lagaminai pasirodo ten padėti. Užnešė į viešbutį, viešbutis puikus, bet aš ten ilgai neužsibuvau, iškart į miestą. Mieste taip liktai šaunu, liktai ne, liktai gatvės, tokios siauros, kad negaliu praeiti. Užstrigau tarp dviejų namų, pradėjau rėkti, subėgau, užpjūdė šunimis, bet išlaisvino. Išėjau į pasakišką skverą, o ten iškart muziejus. Nacionalinė Šri Lankos dailės galerija. Nuostabiausiai baisus paveikslai. Juodais dažais ten pritepliota, nieko nesuprasi, krauju net žvėries. Taip gražiai nupaišyta, kad gyvenime tokio įspūdžio nepatyriau. Sakau, parduokit man šitą paveikslą. Sako, nu čia mes reik pasitarti, ne? Dovanojo man jį. Išsinešiau, nešuosi į viešbutį ir lipu laiptais. Ir čia jau policija ekonominė sako, kaip jūs, nacionalinė vertybė pas jūs? Nu, sakau, čia gal ne visai nacionalinė, gal. O jie sako, ką jūs čia dabar mums užkalbinėjat, antrankius ir į kurortą. Pasirodo, čia jie taip pasitinka atvykusius, nes pas juos mažai žmonių atvyksta, tai jie labai rūpinasi, gerbė. Kurortas pasakiškai baisus, nes nieko nėra, maistas sugedęs, atsigert nėra, ištroškau, bet po to jau atsigeriau už visą tą troškulį. Toks skanus vynas pas juos, kad geri ir taip iš pradžių neša, tai į kairę, tai į dešinę, po to krenti paslikas ir nieko neatsimeni. Iš ryto atsikeli ir taip gera, kad nieko neprisimeni, nes pažiūrėjęs, žodžiu, nesvarbu, nieko neprisimeni ir nereikia, reiškia, nebuvo. Išėjau į ekskursiją, kurią buvau nusipirkęs, o ekskursijos kiosko nebėra. Pasižiūriu, ką daryti. Pasirodo, išsinuomavau mašiną ir važiuoju. Mašina puikiausiai turėtų važiuoti, tai ir į kairę suka, ir į dešinę suka, ir vairą nulaužiau, o nuo kalno kaip tik viskas eina. Stabdžių spaudžiu, nieks nieko rankinių užtraukiau, suveikia. Sustojau, koks pasakiškas vaizdas, taip ant skardžio stoviu, žiūriu ir mašina vėl iš lėto rieda, įgauna pagreitį kažkokią. Už akmens užsikabinau, stoviu, išlipau mašiną, nukeberiok, ten liko visas pasas, mano pinigai, bet aš vis tiek likau gyvas. Žodžiu, kelionė tęsiasi toliau. Užėjom į kažkokią tai oazę, kur tenai prasidėjo tokie faini dalykai. Turgus, Šri Lankos turgus, eini, vaišina nemokamai, tokių šlikščių maištų, kad net imt nesinori. Ir aš nieko neėmiau. Ir gerai, kad neėmiau, nes pasirodo susirgo visa mūsų ekskursija, kas prisivalgė. O aš dehidratavau, nes ant saulės labai karšta buvo ir išvežė mane iš ten į Lietuvą kuo greičiau pirmų reisų ir labai to džiaugiuosi.